visi, su jumis naujoji reporterė Klaudija. Šiandien apžvelgsime praeitos savaitės įvykius ir ne tik. Mūsų miestelėnų prašymu labai daug žmonių prašė, kad pagaliau pastatytų naują tiltą, kad būtų galima ne tik nuskristi jį ar ten plaukti, bet ir nuvažiuoti automobiliais. Kas vyksta su klubu? Kodėl nevyksta renginių? Miestelėnų gyventojai prašo labai didelio atsakingumo, labai nori jie gerai praleisti laiką, kad būtų durys atviros ne tik į mėnesį kartą, o kiekvieną savaitgalį. Labai daug nusiskundimų gauname dėl restorano. Kodėl restoranas dažnai nedirba? Darbuotojų daug, o dirbančių nei vieno. Заебись tiltas, kuris smagu, tikrai, saugus, jokių problemų, короче. Всё. Пизда, заебись, короче, асфальtas irgi importinis. Niekur mieste tokio asfalto nėra. Tos gulinčius policininkus reikia nahui tiesiog, nes per amortikus eina mašinas. Ką toliau? Valstybė per daug išlaidauja, manau. Kiek ten kainavo? 100 milijardų turbūt. Tokio tilto pasakysiu aš lahui. Saloje mūsų GPS netraukia, todėl mes žmonėms negalime padėti, tad atsiprašau visų, kurio negalime mes padėti saloje. Jo, ir galėtų sutvarkyti ant GPS, kad galėtume jau matyti medikų iškvietimus. Apie tiltą tą naują. Achuėlis tiltas. Tas tiltas, Lygus, kuriuo. blet, pamenu, žiūrėk, pliusai, kad vien tiesus, minusai, žinai kokie, jeigu sprogs tą padangą, tai iš vandens nebeišplauksi. Čia ganai pizė būna, jeigu padangas sprogsta. Короче, ant tilto dragų belė, kurį paimu. Nu, aš tiesiog peliu važiuoju. Ne, aš su Porsche. Tada šiaip, nu ką žinau, tiltas kaip tiltas. Nieko ypatingo, vertinčiau 7 iš 10, ar norėčiau dar vieną tokią, tai tikrai ne. Ne vietoj pastatys. Nu, nes man trukdo. Nu tai reiktų klubą dažniau atidarytą padaryti, nes žmonių yra, kurie atvyktų, bet nėra kas atidaro tą klubą. Tai biškai daugiau renginukų reiktų. Bet taip. Nu, žinok, aš su tavim visiškai sutinku, bet kiek pastebėjau, klubo darbuotojai irgi patys nelabai ryžtasi daryti klubą. Kiek žinau, yra daug barmenų, bet barmenų aš per renginius bent jau žinau, nematau kiek yra. Ten įsidarbina barmenais ir jie gauna po 400, bet jie nedirba, na. O aš įsidarbinę šokėjų, aš pašokt galiu, bet kad nėra užsakymų. Tai matai, čia reikia kažką tada galvoti, reikia skelbimą pisti, yra klubo šokėjas, privatus. Blemba, gal ir variantas prieš žiniasklaidą. Galėtų būti daugiau atvirų durų dienų, tipo viešų renginių, kaip sakoma. Nu, žinok, aš visiškai su tavim sutinku, bet matai... Bet matai, aš kaip klube dirbęs, aš žinau, kad nelabai kas idėjų duoda, žinai. Čia irgi yra sunku, o ką klubo valdžia vis laik nebus, ta, kur idėjas galvos, reikia, kad ir kolektyvas duoda. Reiktų per susirinkimus prašyti idėjų iš darbuotojų. Tai kad į susirinkimus tai ateina po 4-5 darbuotojus, apie ką mes kalbam? Nu tai reiktų atleisti tada iš darbo, kas neatvyksta. Nu jo, žinok, aš su tam visiškai sutinku. Aš būčiau valdžia būtų kitaip. Prie Ruso būdavo geriau, kaip sakoma. Tikrai taip, tikrai taip. Bet dabar žiūrėk, paimkim klubo direktorę, nu nepasakyčiau, kad klubo netvarko. Nu jo, tvarkingas yra darbuotojas, šoka 24/7, yra privatų šokėjai, bet jų nieks nekviečia, yra barmenai, yra apsauginiai, viskas tvarkoja, kaip čia, ką žinau. Bet tik, kad tų renginukų trūksta. Tai va, matai, aš dabar galvoju, kas čia mažiausiai duoda idėjų, ar klubo direktorė, ar klubo pavaduotoja, žinai. O kas tą tokia, aš net nepažįstu.
Tai ir pavaduotoja tokia. Buvo dvi, bet vieną nužudė kažkas. Krito, vienas po kito sukrito. Na, aktyvumo šiaip nežinau, bet manau dirba gerai. Va. Todėl, kad Nes jie yra neturi gangsteriai. motyvacijos. Ir yra gangsteriai, jo. Mąstymas dirba tokia Klaudija, restoranas dirba, nedirba Klaudijos, restoranas nebedirba. Tai aš manau, reikia Klaudiją grąžinti restoraną. Kaip jūs manote? Ačiū. Pritariu.